Harmoningam vaiko vystymuisi vaikui reikalingi 3 aspektai – besąlygiška tėvų meilė, saugi aplinka ir tikėjimas tėvais. Šiandien pakalbėsime apie pirmąjį aspektą – besąlygišką tėvų meilę. Taigi, pristatysiu Jums 9 frazes, kurias psichologai rekomenduoja sakyti vaikui kiekvieną dieną. Aš tave myliu. Vaikas turi žinoti, kad Jūs jį mylite net tada, kai pykstate. Tau būtinai viskas pasiseks. Ši frazė stiprina vaiko pasitikėjimą savimi. Nieko baisaus, pabandyk dar kartą, visiems taip gali nutikti. Tokiu būdu Jūs mokote vaiką priimti nesėkmes ir nepasiduoti. Aš tavimi didžiuojuosi. Aš tavimi tikiu. Mes su tavimi taip puikiai praleidome laiką. Tokiu būdu Jūs parodysite, kad branginate laiką praleistą kartu. Aš tau esu labai dėkinga už tai. Mes esame labai laimingi, kad turime tave. Aš visada esu šalia.